Recording in progress. Mudros tai yra simboliai rankomis, kurie tiesiog patenka į mūsų, signalai patenka į mūsų pasąmonę ir tuo padeda žmonėms atrasti dvasinę ramybę, pagerinti sveikatą. Ir šiandien mes kalbėsim apie mudras, bet visų pirmiausia, aš jums noriu pristatyti savo gerą bičiulį, kurį pažįstu tikrai jau nemažai metų. Ir manau, kad jūs taip pat jį pažįstate kaip gyvą personą. Gal daugelis jį pažįstate kaip žmogų, kuris dirba su fenotipologija, nes šis žmogus yra pradininkas Lietuvoje, dirba su šios technikos autoriumi Marku Lučinu, bet šiandien mes kalbėsime ne apie tai. Tiesiog Giedrių Švetkauską, šios dienos Organic Lifestyle svečią, jūs galite pasekti, pasidomėti daugiau apie jo veiklą. O šiandien aš Giedrių noriu pakalbinti apie mudras, nes Giedrius labai gražiai apjungia didelį ratą žmonių Messenger chat'e jau daugiau nei 2 metai ir kiekvieną rytą labai yra smagu atsibusti, nes atsibundi, juo labiau kai aš Airijoje, tai jau Lietuvoje būna 2 valandos prieš anksčiau. Ir jau būna Giedriaus įkelta kažkokia tai žinutė su priminimu gerai dienai, iš karto praskaidrina nuotaiką ir tas tiesiog rytas visiškai kitoks patampa. Tai labas Giedriau, ačiū tau, kad atradai laiko susitikti ir pasidalinti šitą tavo patirtimi. Tai kaip į tavo gyvenimą, tiek daug visko darant, atkeliavo mudros? Tai graži diena, kol gyvi esam. Mudros atkeliavo į mano gyvenimą prieš kokius 2,5 metų, kaip eilinė metodika, kuriuom aš užsiminėjau, labai keistų būdų. Visada labai gera metodika į mano gyvenimą dažniausiai ateina tokia atmetimo reakcija, galvoju, kas čia per nesąmonė, ir po to pradedu iš to užsiminėti, populiarinti. Tai viena moteris, kurią aš konsultuoju, virš 60 metų, man atrodo, turinti ten visokių psichologinių klausimų, energijos mažai turinti, ten darbo neturinti ir panašiai, ir vis pasiskambina pasikalbėti, aš ją pakonsultuoju. Ir kažkaip vieną dieną sako, žinot, aš turiu tokias, yra tokia metodika mudros, tokias 2 knygutės nusipirkau čia Vilniuje prie rusiškam knygyne, prie stoties, ir aš ir jums nupirksiu, jeigu jūs norite, o jūs galite pabandyti tas technikas. Ten tokios finansinės mudros yra, nes kažkaip aš jaučiu, kad jeigu aš nedarysiu tų mudrų, tai pas mane su pinigais niekad gyvenime nebus gerai. Ir galvoju, kas čia per nesąmonė. O pas mane tuo metu buvo toks pakankamai sudėtingas metas irgi su finansais, kadangi aš užsiminėjau veikla, kuri priklauso nuo pardavimų ir labai banguota. Tai būna sezonas yra, nesezonas nėra ir toks labai finansiniai tokie ekstremumai bėgiontis. Tai yra daug pinigų, tai jų nebėra. Tai yra daug, tai jų nebėra. Bet jos mano pirma reakcija tokia buvo, galvoju, ką jinai čia per nesąmonės pasakoja. Kaip tu negali pasiekti gyvenime, kad būtų pinigų. Bet po to galvoju, kiek metodikų pas mano gyvenimą atėjo, kur aš atmečiau, po to jomis naudojusi. Galvoju, gerai, išbandysiu. Ir galvoju, dar su kitais žmonėmis išbandysiu. Ir nupirko jinai man tą knygą, 2 knygas. Viena yra ten jos rusiškos, tai yra mudros norų išsipildymam, o kita žodžiai gyduoliai pinigų klausimus spręsti. Ir aš pradėjau jas daryti. Ir buvo jausmas, kad mudros, tai kas nežinot, atrodo įvairios rankų kombinacijos, pirštų kombinacijos, kurios plačiaja prasme yra ten daug tų išaiškinimų, plačiaja prasme sutvarko žmogaus energetiką ir pradeda tekėti energija ta kryptim, pagal mudros paskirtį sutvarko po to tam tikrus dalykus gyvenime. Yra finansinės mudros, yra sveikatos mudros, yra psichinio stabilumo mudros, yra visokių mudrų. Internetas pilnas, jeigu kas norėsit susirasti. Ir aš pradėjau daryti tas mudras, ten finansinės ašies atstatymą ir išėjimą iš finansinės krizės, po to išėjimo iš skurdo, sandėrių sėkmingų yra mudra, tada yra sėkmės versle mudra, greitų pinigų įtekėjimo mudra, pinigų skolų grąžinimų mudra, pinigų kelionėms pritraukimui mudra ir visas sąrašas, kolektyvo valdymo mudra ir panašiai. Ir aš pasidalinau su keliais žmonėm ir mes pradėjom daryti tas mudras ir aš jaučiu, kad kažkaip
kitaip realybė kasdieną dėliojasi, dėl to, kad pagal įvairias metodikas, aš dabar ką pasakoju, aš pasakoju per savo perspektyvą apie save, nes ne visiems tai gali tikti. Pavyzdžiui, tokia metodika Human Designas yra, tai pagal ją aš projektorius, kuris neturi nuolatinės didžiulės energijos ir man reikia taupyti savo energiją. Ir kai ta energija nusėsta, tai būna, kad ir pinigai neprisitraukinėja, kol nepails ir kol vėl ta baterija pradeda krauti. Kitiems tai negalioja, kiti kaip arė, kiti turi kitų, sakykime, problemų. Ir aš pradėjau jaust, kad kažkaip aš pradėjau turėti energijos. Ir pas mane užsakymai lengviau pradėjo ateidinėti. Ir gavosi, kad toje mano, sakykime, neprognozuojamoje veikloje, kur kas mėnesį nemoka atlyginimo, kur banguoja, tas sinusoidė pradėjo lygintis ir tapti mažesnė, nes pastoviai kažkaip tai ateina užsakymai. Ir aš pradėjau stipriau dalinti su savo aplinka tom mudrum. Ir žmonės jas pradėjo daryti, sako, nuklausyk, sako, veikia rimtai, padariau sėkmingo sandėrio mudrą, tai arba sandėrį pritraukiau, arba kaip tik sandėris sužlugo, nes, sakau, tu jautėjai, kad bus geras sandėris, ne, bet jausmas man sakė, kad bus kažkas negerai, nu tai jis ir anuliavosi. Ir mudros yra vienas iš tokių instrumentų, kurios padeda susitvarkyti savo energetiką ir susitvarkyti tam tikras gyvenimo temas, tame tarpe finansus, jeigu finansinės mudros, tame tarpe sveikatos ir panašiai. Ir toks momentas dėl tos grupės Facebook'e Messenger'e, kad aš suprantu, kad žmonės ir šiaip yra tinginiai ir visi tingi daryti, nebent labai didžiulė motivacija yra. Ir aš pradėjau keliem primindinėti, kad jie darytų. Jie sako, daro, jie pradėjo daryti, pradėjo gauti rezultatą ir po to kažkaip tai aš sakau, nu tai jau turbūt turi įgūdį darimo ir atsitraukiau. Ir po kurio laiko aš nebeprimindinėjau niekam ir vienas mano bičiulis, klientas sako, žinai, sako, kaip gerai būtų, kad tu apie tas mudras primindavai, kas rytą. Nu, tai aš sukūriau grupę Messenger'e, 1, 2, 3, 4 pakviečiau, ten gal kokie 40 žmonių yra ir kas rytą primenu, kad daro mudras. Yra dalis, kurie nedaro, sako, aš matau tavo žinutės, gerai palinkėjimas dienai, fainai, bet mudrų nedarau. Yra kas daro ir gauna rezultatą. Tai mano žinutė, ir kodėl aš sutikau pakalbėti, kad jeigu yra žmonių žiūrinčių šitą laivą, pas kuriuos kažkas dėliojasi ne taip, ir norisi geresnio rezultato ir yra kantrybės sistemingai dirbti su šitom praktikom, tai yra fantastiška praktika susitvarkyti tam tikrus savo gyvenimo aspektus. Belieka daryti. Iškart sakau taip, kad dažnai žmonės turi tą magišką, tai vadinamą mąstymą, nori stebuklų, kad čia kažką tai padariau, viskas susitvarkė. Dažnai su tokiom praktikom būna taip, kad pradžiai labai viskas gerai veikia, kaip prezentacija. O po to, jeigu veikiama iš tokios ego būsenos, koks aš čia kietas krūtas ar kieta krūta ir kaip čia man viskas gausis, pradeda nebeveikti. Dėl to, kad šitų praktikų esmė, mano supratimu, yra asmeninis augimas, tu turi tobulėti kaip sąmonė, augti. Ir jeigu tu pradedi matyti tos niuansus ir pradedi naudotis instrumentais savęs kaip sąmonės auginimui, tada viskas pradeda veikti toliau. Žinai, mane labai iš tiesų maloniai, sakyčiau, netgi stebino tai, kad toj Facebook'o Messengerio grupėje labai daug vyrų. Ir vyrai dažniausiai netgi dalinasi savo patirtimis, savo rezultatais, netgi, sakykim taip. Tai, žinai, tas irgi labai didelis įrodymas, kad verslo vyrai savo gyvenime naudoja mudras. Kaip ir tu, kaip ir tu jiem, aišku, pavyzdys. Ir tai va tas vienas momentas. Dar vienas dalykas, tikrai labai noriu tuo pačiu pritarti tau, kad visame kame stabilumas ir kantrybė. Ir va tada yra rezultatas, nes kaip tu sakai, tai nėra magija kažkokia, kad vieną kartą paėmiau, padariau mudrą ar ne, ir viskas čia lyja pinigais. Nu, jeigu kalbant apie finansinius dalykus, visame kame ir žiūrėk, bet kurioje ten, netgi, sakykime, sveikatos rezultatuose. Tai vėl aš truputėlį tik noriu priminti, kad aš ir pati, jeigu kalbant apie sveikatą, tai 22,5 metų tampa kaip gyvenimo būdu, jeigu kalbant apie sveikatinimą, sakykime, su papildai, su kiniečių medicina, ar ne, nu, ne tik fizinis kūnas, aišku, man labai svarbus, bet visur jinai reikalinga kantrybė, o dažnai žmonės yra turistai. Pabandė 1, 2, 3, jeigu kažkas nepasiteisino, numojo ranką ir pasitraukė. Tai va, tai tas tikrai ir labai ačiū tau už tą tokį tikrą pasidalinimą, nes tai yra jau tavo patirtis ir kiek metų. Tai kiekgi, Giedriau, šiandien jau mudrų padaryta? Šiandien gal kokios 8 padariau. Aš pagal užduotį, ką šiandieną reikia spręsti,
tokią mudrą pasiimu. Svarbiausia, kad tas, svarbiausia, kad tas mudras darant, reikia labai jausti savo kūną. Jeigu kūnas tuo metu nenori, o tai stipri energetinė praktika. Ir beje, berods dar turiu nuorodą, bet ją galima rasti Amerikos, aš taip tiksliai nepasakysiu, kaip vadinasi, yra duomenų bazė Jungtinėse Amerikos valstijose, kur yra mediciniai tyrimai daryti. Ir yra tyrimas, kad su mudromis buvo daryti eksperimentai moksliniai ir nustatyta, kad jos išskiria tam tikrą energijos ar fotonų ar kažko kiekį ir kad jos duoda efektą. Darant mudras yra moksliškai nustatyta, kad jos duoda efektą. Tai tie, kurie bijo ezoterikos, pavadinkim, žodžio tokio, yra galima pasigūglinti ir rasti duomenų bazėje. Kad toks momentas yra. Taip, mokslių pagrindų, taip yra. Aš net paieškosiu, jeigu aš dar turiu šitą įsisaugęs tą nuorodą, atsiųsiu pačiai, kad pasidalint. Ir antras momentas su vienu klientu. Susitinku, rimtas verslo vyras, didžiuliai verslai pasie ir kažkaip jam ten su kolektyvu kažkas nesidėlioja, sakau, klausyk, sakau, yra kolektyvo formavimo arba kolektyvo valdymo, kažkaip tai vadinasi mudra, sakau, tu padaryk ją. Jis padarė porą kartų, išlindo tam tikri dalykai, kur jo ten verslo konsultantas, jo buvęs vienas iš vadovų darbuotojų ir jo vienas iš esamų vadovų pasirodo paralelinį verslą jau daro jo versle. Ir jisai buvo antiek šokiruotas, sakau, tai gal mudrą darei? Sako, dariau, sakau, va, prašau tavo rezultatai. Tai atrodo kaip sutapimai, tam tikri. Ir kai žmonės sako, nu tai čia sutapimaigi, sakau, tai nebedaryk mudrų ir pamatysi, kad sutapimai baigsis arba sumažės jų kiekis. Aš tiesiog esu tai daug kartų patikrinęs, tai man kaip ir paprasta matyti. Taip, kaip tu sakai, labai dažnai būna žmonėms sutapimas. Kai geras rezultatas, tai būna sutapimas, o ne? Taip, nes iš tiesų, žinai, jeigu ir skaitant, sakykime, apie pačias mudras daugiau informacijos, tai ir yra pirštai, tai yra galima įvardinti kaip ir čakros, pirštai tai atitinka ir elementus įvairius, sakykime, ar ne, ir būtent kada sudedami pirštai, tie visi gestai, tai kuriamas magnetinis laukas, na čia daug tikrai galima būtų diskutuoti. Tai Giedriau, labai tau ačiū. Aha, gal... Yra, tokia mintis atėjo dar, yra konspiracijos tokios teorijos, jos gal konspiracijos, gal ne konspiracijos, nežinau, kad pasaulio ten tie galingieji valdantieji išeina ir rodo visokius ten ženklus ir panašiai, laiko specifinių būdų rankas ir čia iliuminatų ten masonų kažkokio simbolį, bet realiai tai jie mudras daro. Ir tą mudrą priklausomai kokią daro, beje, vieniems šėtono ženklas, kitiems tai yra mudra. Aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet jinai turi tam tikrą efektą. Ir kai žmogus daro šitas kombinacijas, pavyzdžiui, išeini prieš didelę auditoriją kalbėti ir sudedi specifiniu būdu rankas, tai tavo tiesiog kitaip šnekasi ir tu mažiau jaudinėsi ir tu išgauni geresnį rezultatą. Tai čia tiesiog noriu parodyti kitą perspektyvą, kad kai pamatysi tos simbolius, pasidomėkit, ką reiškia. Gal tai mudra. Jo, tai čia beje irgi mudra, jeigu ką. Matai, kartą parodau. Ir vidurinio piršto nerodysiu, tai irgi yra mudra. Neatsimenu, ką reiškia, bet ten kažkoks palinkėjimas ar pasiuntimas, nu tai va, tas ir išaugęs į simbolį visiems priimtina, kur kai vidurinį pirštą rodo, kai nori nemaloniai pasiųsti nors. Čia mudra. Palinkėjimas su mudra, ne? Beje, čia yra mudra, špyga yra mudra. Neatsimenu dabar, ką reiškia, bet skaičiau ir dariau. Čia yra mudra. Žinai, dabar tu, kai paminėjai, aš net pagalvoju, dažnai kūdikiai netgi, negimęs kūdikis špygą suformuoja, tai žmonės mudras pradeda daryti nuo kūdikystės. Tik paskui kažkaip tai atsitraukia. Krikščionybėje daug mudrų yra, ten Kristus laiko, visi šventieji laiko, tai berods pirštai, dar kelios yra. Dabar aš tiesiog jų neatsimenu, mūsų čiate yra, aš jas įmetu, aš jas ten padarau, kai man reikia. Tai vat. Tai labai tau ačiū, o aš visiems, kurie žiūrės šį video, tai noriu pasakyti, kad Organic Lifestyle mūsų puslapyje bus tiesiog kiekvieną savaitę įkelta mudra, parodysiu, kaip ją daryti, kam jinai skirta ir tiesiog ir pati esu tas žmogus, žinai, kur, sakykime, tavo grupėje matau mudras, bet tikrai nuoširdžiai pasakysiu, ne kiekvieną dieną tuo pasinaudoju. Taip, tai yra mano gyvenimo dalis, bet tai nėra ta būtent stabili. Ir galvoju, labai smagu kartu su kitais žmonėmis ir savo išsiugdysiu įprotį
savaitėj mudra, jinai užsifiksuos ir atmintyje Gintauta, ir žmonėms taip pat bus ga- nauda. gal gyvenime per mažai skaudėjo, nes kai daug skauda ir matai, kad nebegali susitvarkyti ir tas instrumentas tau padeda, tai po to minčių nebedaryti nebelieka. O kai viskas gerai, arba didžiaja dalim gerai, nu tai tada supranti, kad galiu padaryti, galiu nepadaryti. Tai čia, matyt, nuo skausmos lenkščio priklauso. Aha, aš jau galvoju, kad jau man taip neblogai skaudėjo, bet matai, kažkaip tai vadinasi dar nebuvo. Arba yra, būna psichika užblokuota. Pavyzdžiui, vienas mano klientas verslo, su kuriuo darėm vieną iš tokių programų, praktikų, negatyviai Lietuvoje nuskambėjusią, bet ten nieko tokio nėra ir labai stipri metodika. Aš specialistas tokiuose metodikose. Ir ten buvo su informaciniais mainais, kad smegenys geriau dirbtų, tas programa susijusi. Ir jisai kažkaip ne vienos mudros nebuvo padaręs. Tai tos programos metu jam atsivėrė galvoje kažkokie tai kanalai, jisai padarė mudrą ir kad darbingumo mudrą, kad per dieną nuveiktų daugiau darbų. Ir sako, šiandien tiek visko daug nuveikiau. Sakau, tai kodėl tu nedarai 2 metus, aš tau primindinėjau. Vat nežinau, vat kažkas tokio būna, kad užsiciklina žmogus ir nedaro. Tai kiekvienam savo. Ir čia ateina Giedrius ir primena. Tai ačiū tau. Ir man daug ką priminėjai dabar. Ir labai tikiuosi, kad žmonėm tikrai, kurie galbūt, kai kam gal priminimas, kai kam gal bus pirmieji žingsniai, kad tikrai vėlgi kiekvienas atras savo. Ir Gintauta, ir sutarkim su pačia, ir su kitais visais. Jeigu jūs darysite ir jeigu jūs pamatysite, kad jums labiau sekasi, prisiminkit, kad patys kalti. ačiū. Super. Prašau. Tai tikrai labai labai tau ačiū. Ir tu esi tas žmogus, kuris kažką, jeigu surado, išbandė, dalinasi. Tai ačiū tau, kad tu esi tas nešėjas informacijos žinių, gerų žinių, savo patirties. Ačiū, Giedriau. Apkabinimas tau iš Airijos ir tikrai visiems linkiu, būkit ramūs, sveiki, laimingi ir naudokitės Giedriaus patarimais.